Sveiki visi, turime ketvirtadienį, 4 valandą popiet, tradicinė apžvalga, 193 apžvalga iš eilės ir turime pavasarį, kovo 7 diena ir kalbėsime apie finansų rinkas. Norėjau tik tai paklausti, ar gerai girdisi, nes per mūsų apžvalgas mes gavome pastabų, kad mikrofonas ne visą laiką puikiai veikia, tai dabar atlikome investicijas ir turime profesionalų mikrofoną. Tai jeigu, pavyzdžiui, balsas pradėtų trūkčioti ar, sakykime, sviruoti, būtų gerai, kad jūs parašytumėte pastabas, bandysime reaguoti ir girdėti jumis taip pat, kaip ir jūs mumis. Tai, kaip minėjau, kovo 7 ir šiandien su jumis Marius Dubnikovas, Compensa Life verslo plėtros vadovas, tęsia apžvalgas jau 193 kartą iš eilės. Kalbant apie finansų rinkas, man labai užkliuvo vienas dalykas, tai yra, kad VIX indeksas, kuris rodo baimės, iš tiesų yra neįprastai ramus, plokščias. Ir netgi pažiūrėjus į paskutinių 5 metų istoriją, tokio periodo, kai taip ilgai ramybė rinkose atvirotų, bet iš tiesų nebuvo. Ir dėl to rinkos neliūdis, tai vėliau pamatysime, tai yra indeksai fiksuoja naujas aukštumas, investuotojai ramus, analizuoja finansinės ataskaitas, ir tai rodo, kad šie metai iš tiesų prasidėjo tikrai neblogai ir tai yra geras pareiškimas į visus ištisus metus, nes fondų rezultatai, mūsų fondų rezultatai iš ties yra labai labai geri ir aplinka yra labai labai rami. Greičiausiai judant metams į antrą pusę mes turėsime iššūkių, tai tikrai jų bus, negalima tikėtis, kad visi metai tokie bus plokšti, bet jų istorijoje taip nėra buvę. Ir pokyčiai, ko gero, bus ryšium su rinkimais. Tai yra, mes matysime jau metų pabaigoje Jungtinių Amerikos valstijų prezidentus rinkimus, matysime aiškius kandidatus, nes dabar dar vis Trumpas yra kaip ir pagrindinis ir greičiausiai bus vienas iš dalyvių prezidento rinkimuose su Joe Bidenu, bet kol kas dar taškas nėra padėtas. Dar vidinė partijų kova vyksta ir kai bus patvirtintas naujas prezidentas, prasidės lenktynės, kur aiškiai bus pradedama dėlioti, kas laimės, kokią įtaką turės, kaip į tai reaguos finansų rinkos, mes matysime. Tai aš manau, kad VIX-as pajudės, bet iš tiesų labai išskirtinis dalykas, kad VIX-as žemiau 15 netgi punktų, nes teorija sakoma, kad baimės yra mažos, jeigu indeksas žemiau 20, o paskutinių metų žemiausias taškas buvo beveik 12 punktų, tai praktiškai 4 mėnesius esame visiškai ramus dėl finansų rinkų būklės, dėl nuotaikų ir panašiai. Tai yra išskirtinis dalykas, į kurį šiandien atkreipiau dėmesį, tiesiog kartais, kai žiūri į grafikus, nepastebi tokių dalykų, bet čia jau nepastebėti yra praktiškai neįmanoma. Dabar kokios naujienos, svarbios naujienos, tai šiandien buvo Europos centrinio banko susirinkimas, eilinis susirinkimas ir palūkanos, bazinės palūkanų normos nebuvo pakeistos, jos išliko 4,5% lygyje. To ir buvo tikimasi iš centrinio banko. Daugiausiai buvo sekama, kokios vis tik tai nuotaikos arba kokios prognozijos bus pasakytos dėl ateities. Tai galima pasakyti, kad Europos centrinis bankas akivaizdžiai ruošiasi palūkanų mažinimui ir tų palūkanų mažinimui yra karpamos prognozijos tam, kad pagrįsti tokį sprendimą. Ir tas pasirengimas iš tiesų labai puikiai yra matomas ir rinkos į tai reaguoja. Tai reaguoja, nors ir palūkanos nebuvo sumažintos, bet Euriboras po truputį leidžiasi žemyn. Tai jeigu kažkieno būsto paskola, pavyzdžiui, yra peržiūrima šiomis dienomis, tai nedideli pokyčiai jau yra registruojami, nes, pavyzdžiui, metų pradžioje palūkanos buvo 3,912, dabar šiandien dienai mes turime 3,902. Tai yra 0,01% sumažėjo, nors dar visai nesenai buvo jisai kiek ir aukštesnis. Gera žinia yra ta, kad palūkanos yra
tai yra Euriboras yra mažesnis už bazinės palūkanų normas, tai yra tiesioginė nuoroda, kad rinka ruošiasi taip pat palūkanų mažinimui. Galime prisiminti prieš gerus metus buvo visiškai atvirkštinė padėtis, kai Euriboras lenkdavo bazinės palūkanų normas, taip rodydama, kad tai ne pabaiga, palūkanų didėjimas dar bus, dar jisai gyvybingas ir panašiai. Tai va čia tų indikatorių yra išties nemažai, tiek Europos centrinis bankas pats tai signalizuoja, finansų rinkos tai signalizuoja. Na ir pasižiūrėjus ateities sandorius, pirmas euro palūkanų mažinimo tikimasi birželio mėnesį. Tai didžiausias toks rinkos konsensusas, kad sutarimas, kad būtent birželio mėnesį bus pirmas žengtas žingsnis. Labai tikėtina, kad tai bus 0,25%, nustebintų, jeigu būtų agresyvesnis žeminimas. Bet tai yra gera žinia įmonėms, tai yra gera žinia žmonėms, vartojimui, ekonomikai ir panašiai. Tai ryšim su tuo ir finansų rinkų optimizmas yra su tuo susijęs, baimių mažėjimas taip pat yra su tuo susijęs. Ir kitas svarbus momentas tai yra, reikia suprasti, kokia yra verslo aplinka. Tai verslo aplinka šiais metais yra gerėjanti dėl to, kad žaliavos yra pigios, pinigai kaip išteklius pigs arba jau pinga, galima tai matyti. Na ir sakykime, ekonomikos atsigavimas metų pabaigai, kitų metų pradžiai taip pat yra prognozuojamas. Tai reiškia, natūralu, pelnų pokyčiai, rezultatų pokyčiai, jie gali duoti impulsą ir finansų rinkoms, tai yra įmonių vertinimui. Tai jau tai dabar vyksta. Nepaisant to, kad visi šitie pokyčiai dar bus ateityje, palūkanų mažinimus mes realiai pajusime tik tai kitų metų pradžioje greičiausiai, kai mokėsime mažesnės įmokas už paskolas ir jau realiai jausime, kad kišenėse lieka ten 102 ar daugiau tų eurų. Tai, bet finansų rinkos reaguoja į tai gerokai anksčiau, negu viskas nutinka. Kalbėdami apie Europos centrinį banką, iš tiesų Europos centrinis bankas kerpa, kaip ir minėjau, prognozijos tiek ir pačios infliacijos. Tai jeigu dar prieš kurį laiką Europos centrinis bankas tikėjosi 24, tai yra šiais metais infliacijos 2,7 lygį turėti, tai dabar prognozijos sumažinta iki 2,3, 25 iki 2% ir 26 metais iki 1,9%. Reikšmingas sumažinimas, rodantis, kad Europos centrinis bankas savo tikslus pasiekė, nes jo tikslas ilgalaikiai perspektyvai turėti apie 2% infliaciją, tą vadinamą pačią sveikiausią infliaciją, kurios ir siekia centrinis bankas, jis ją pasiekė. Klausimas čia labai didžiulis diskusijai apie tai, kad, sakykime, diskusijai klausimas yra ten, kad ar tai yra Europos centrinio banko pasiekmė arba rezultatas pasiektas, nes panašu į tai, kad vis tik tai infliacija buvo išaukta ne ekonomikos perkaitimo ar kažkokių panašių procesų, bet buvo išaukta tiesiog Rusijos ekonominio karo prieš Ukrainą, prieš Europą ir karo prieš Ukrainą, tame tarpe jau konvencinio karo. Ir susitvarkius rinkoms, žaliavų kainoms nukritus, infliacija tiesiog išnyko. Ir daug yra diskusijų vedama apie tai, kad ar Europos centrinis bankas, kiti centriniai bankai elgėsi vis tik tai teisingai, spausdami rinką su savo keliamom palūkanom. Nes priežastis buvo visiškai kita. Jis neatėjo iš rinkos perkaitimo, atėjo iš būtent žaliavų kainų augimo, kuris buvo dirbtinai sukeltas. Tai yra agresoriaus, kuris vis dar bando tai daryti, bet jiems nebepavyksta to padaryti ir infliacija grįžo. Bet čia ateities diskusijoms ir ateities straipsniams turbūt reikia palikti erdvės, nes būtent apie tai aš manau, kad bus daug diskutuojama, daug straipsnių rašoma, mokslinių straipsnių tame tarpe rašoma ir panašiai. Ir kaip minėjau, Europos centrinis bankas iš tiesų ruošia dirbą būtent palūkanų pokyčiams, nes kerpa ir BVP augimą mažina. Šiems metams prognozija, kad eurozonoje augimas sudarys 0,6%, 25 1,5% ir 26 1,6%. Tai rodo labai stabilius skaičius. Džiugu tai, kad mes šiame kontekste atrodome
itin, sakyčiau, neblogai. Tai pasiėmiau Lietuvos banko prognozę, tiesą pasakius, čia gruodžio mėnesio prognozė, bet vis tiek vizija apie šios metus išlieka. Tai Lietuvoje šiame kontekste mes atrodome tikrai neblogai, dėl to, kad infliacija pas mumis taip pat turėtų suktis labai stabiliai, apie 2,5%, kas tokiai augančiai šaliai kaip mes, manyčiau, kad yra labai neblogas rodiklis. Na ir BVP, bendras vidaus produktas, ekonomika jau 24 metais turėtų augti apie 1%, praktiškai tris kartus lenkti vidutinį eurozonos augimą. Na ir 1 kartų lenkti tiek 25-26 metais taip pat augimas bus kylantis į viršų. Reikia pastebėti, kad šiame kontekste prognozuojami atlyginimo augimą, jie irgi yra labai aukšti, tai yra 9, beveik 10% augimas. Ir esant žemai infliacijai, Lietuvoje gyvenimas iš tiesų artimiausius 3 metus, jeigu tokios prognozijos pasitvirtina, turėtų labai realiai augti ir gerėti. Ir lygiai grečiai, kaip ir kalbėjom, palūkanos dar mažėti. Tai pinigų iš tikrųjų šalyje turėtų būti apsčiai, jeigu taip galima išsireikšti. Na ir nedarbas. Nedarbas yra labai žemas, apie 6%, ir tik priminsiu, kad 5% yra laikomas pilnas užimtumas, kai praktiškai visi žmonės yra įdarbinti. Tik tai galima dar priminti kitą dalyką, kad praėjusiais metais Lietuvoje buvo rekordinis skaičius žmonių, kurie dirbo apskritai, turėjo darbo santykius. Ir netgi populiacijai Lietuvoje sumažėjus, dirbančių žmonių skaičius išaugo. Tai rodo tikrai puikią situaciją. Kalbant apie dar kitas naujienas, tai mane pradžiugino iš tiesų kita naujiena, tai yra Kinai iš tikrųjų atsigauna, buvo paskelbtas, kad per vasario mėnesį jų eksportas augo apie 7%. Ir tai indikuoja kelis dalykus. Tai vienas dalykas, Kinai neeksportuoja kažkur į orą tas prekes, tai yra pagrindiniai partneriai yra Vakarų Europa ir Jungtinės Amerikos valstijos. Ir tai reiškia, kad užsakymai Kinams ateina iš tų šalių. Tai yra gera žinia, apie kurią mes kalbėjome prieš kelias savaitės. Tai yra, kad vis tik tai sandėliai tuštėja, atsargos tuštėja, tas ekonominis sąstingis, kuris buvo, jisai ištuštino sandėlius ir nenori juos turi papildyti. Pildant sandėlius turi gaminti. Jeigu tu gamini, reiškia, kažkas iš tavęs perka. Tai čia yra, manau, gera žinia tiek Kinams, tiek visam likusiam pasauliui, nes akivaizdu, kad vėl atsikūrė naujas ratas, kai užsakymai auga ir pradedam judėti į priekį. Tai yra labai gera žinia, sakyčiau. Ryšim su ECB sprendimu, palūkanų kažkokių tai pokyčių nebuvo, euras išlieka ganėtinai stabilus, svyravimai nors ant grafiko atrodo pakankamai dideli, bet supraskime, kad skalė yra labai maža, tai kiekvienas virptelėjimas keliom šimtosiomis procento, jis gerokai pakeičia kainą, bet iš esmės euro kursas išlieka stabilus ties mediana, kuri buvo paskutinius metus. Na ir, kaip ir minėjau, visa šita aplinka lemia, kad akcijų indeksai iš tiesų šturmuoja aukštumas. Tai Vokietija vakar ir šiandien fiksavo rekordinius aukštumas, vokiečių pagrindinis indeksas DAX 40 pasiekė tokį lygį, kuriame niekada istorijoje nėra buvęs. Ir nuo praeito metų lapkričio mėnesio yra pakilęs reikšmingai, tas reikšmingumas yra praktiškai 20%, vos per 4 mėnesius. Tai va tas 4 mėnesių ramybė būtent duoda tokias akcijų kainų pokyčius. Lygiai tas pats vyksta ir su S&P 500, per šią savaitę vėl nauji rekordai, pramuštas 5100 punktų riba, dabar judame link 5200. Pagrindinės priežastys yra tos pačios. Nėra grėsmių didelių, bent jos nėra identifikuojamos kaip po tokios. Kitas dalykas - įmonių veiklos rezultatai. Jau praktiškai visos įmonės suskelbė įmonių veiklos rezultatus už praėjusius metus ir tenais matosi labai aiškus
situacijos pagerėjimas, tai yra, arba bent jau situacija yra geresnė, negu buvo tikimasi vos prieš kokį gerą pusmetį. Bloga žinia arba tokia alarmuojanti žinia, vis tik tai rinkos kaista. Ir čia, ką jūs matote, tai matote du grafikus. Vienas grafikas brūkšniuotas, tai šviesiai mėlynas yra S&P 500 indekso pokytis per 2 mėnesius, tai yra nuo naujų metų iki vasario pabaigos. Ir antras grafikas yra prognozuojami pelnai, vienai akcijai tenkantis pelnai. Tai neženkliai, bet per tuos 2 mėnesius rezultatai šiek tiek įmonių suprastėjo, tai yra kelių procentų, vos 2% ribose svyravimas, nėra didelis pokytis, bet akivaizdu, kad indeksas kopia į visai kitą pusę. Tai dabar kuo tai galima pagrysti, tai pasakyti, kad rinka kaista yra vienas, bet kitas dalykas, lūkesčiai investuotojų vis tik tai yra geresni negu paskelbti veiklos rezultatai. Tai yra tikimasi kitais metais atsigavimo, ir investuotojai iš tiesų reaguoja dar prieš konstatuojant šias tiesas. Kas dar? Džiugu, kas vyksta dujų rinkoje. Dujos per savaitę šiek tiek pabrango, buvo pasiekusios išvis neregėtas žemumas, žemiau 25 eurų už megavatą. Dabar Europoje jos kainuoja 26,5. Specialiai dėjau ilgą grafiką, kad pamatytume, kad šiandienai mes už dujas realiai mokame kainus, kurios buvo prieš 12-13 metų, o pinigų masė per tą laiką pasikeitė žmoniškai. Tai čia viena iš tų žinučių, kad įmonėms iš tiesų dirbti darosi lengviau, pelnus uždirbti darysis vis lengviau ir situacija yra labai nebloga. Tai baigėsi žiema, šildymas dar vis vyksta, bet dujų paklausa dar kris, o kaina yra tokia pati, kaip buvo prieš 12, 10, 13 metų. Tai kai nebuvo net to pačio Krymo aneksijos 14 metais. Tai iš tiesų energetikos sektoriuje viskas neblogai atrodo. Ir naftos kaina. Naftos kaina palengva kyla. Nuo praėjusių metų gruodžio mėnesio praktiškai prikilo apie 10%. Įvairios priežastys, čia ir Raudonosios jūros terorizmas ir, sakykime, spėjimai dėl to, kokie bus paklausa ateityje ir panašiai, bet sakyčiau, kad vėlgi čia kažkokių įtampų įžvelgti labai yra sunku. Manyčiau, kad tai yra normalus svyravimas, kuris tęsiasi ganėtinai ilgą laiko tarpą. Jeigu pažiūrėtume metus laiko, tai tas 80 keli doleriai yra maždaug mediana irgi kainos. Tai esame vėlgi tokia nei tai aukštoji, nei tai žemoji fazė, kažkokia tokia normali. Kinai, kaip ir minėjau, kinų naujienos įtakoja avariją ir vos kinams paskelbus apie geresnius eksporto duomenis, mes matome, kad varis šauna į viršų. Labai norėtųsi, kad pramuštų $4 už svarą svorio, dėl to, kad tai rodytų tam tikrą psichologinę ribą, kad investuotojai tiki ir Kinijos ateitimi, fabrikų užimtumų ir panašiai. Ir kaip minėjau, tai yra susiję, nes mes visi pasaulyje negalim gyventi vieni be kitų ir jeigu Kinas gamina, tai amerikietis perka, vokietis parduoda technologijas ir visi turime darbą. Tai tos naujienos yra tokios tikrai neblogos, sakyčiau. Ir toliau žiūrint, tai su investiciniais fondais, mes juos apžvelgiame kiekvieną savaitę, bet ši situacija taip pat irgi gerėjanti yra, nes obligaciniai fondai, kaip ir prognozavom prieš kelias savaitės, mėnesius netgi, pajamingumai toliau auga, fondai uždirba iš mažėjančio obligacijų pajamingumo, nes vėlgi visi tikisi palūkanų mažinimo. Tai senai įsigytos obligacijos jos duoda vis geresnę grąžą. Tai dabar mūsų obligaciniai fondai svyruoja tarp 5-6% metinės grąžos už paskutinius 12 mėnesių. Vidutinės rizikos fondai įsijungia vis didesnių tempų, nes ir akcijos jiems padeda, tai čia grąžos nuo 7-9%. Ir rizikingiausi fondai tai iš tiesų džiugina akis dėl to, kad beveik visi fondai yra pelningi. Su retom išimtimi, tai BNP Paribas azijietiškas fondas -6%, čia faktiškai vien tik tai kinų įtaka yra,
Na ir suomiškas fondas yra minuse, bet reikia nepamiršti, kad jis praėjusiais metais krėtė iš tikrųjų gavo didesnės grąžas, negu buvo galima tikėtis. Na, o lyderiai išlieka tie patys, tai yra europiniai fondai, amerikiečių fondai. Na ir kaip sakau, man dar labai džiugu, kad yra žaliasis mūsų fondas, ESG fondas, kuris investuoja į tvarius instrumentus, kurie neteršia arba mažina taršą aplinkoje. Tai jau turi 12% už paskutinius 12 mėnesių. Tai džiugu, kai tokios naujienos ir tokie rezultatai atrodo pakankamai solidžiai. Sekantį kartą mes pasimatysime kovo 14 dieną, jau po mūsų švenčių, kur pasidžiaugsime dar vieną šventę, dar vieną mūsų šalies gimtadienį. Tai kovo 14 dieną, 16 val. Tradiciškai 194 seminaras. Na ir laikas klausimams iš tų žmonių, kurie dalyvavo gyvai. Priminsiu, kad mūsų video yra įkeliamas į Facebook ir YouTube kanalus. Tai jeigu matysite, klausysite, paspauskite, prašau, like, tai padeda ir matosi įvertinimas. Na ir be abejo, komentarai yra visada girdimi ir perskaitomi tam, kad galėtume reaguoti į arba garso kokybę, arba, sakykime, aktualizuoti tas apžvalgas, kad jūs gautumėte daugiau ir reikiamos jums informacijos. Tai iki kito karto, na ir dabar, kaip minėjau, atsakysiu klausimus.